Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Labas, kaimynka. Aha. Klausyk, čia kaimynas skambina. Turiu tokį pasiūlymą, klausai. Nu. Taip, kelis kart nužvelgiau jumis. Žiūriu, kad perspektyvi moteriškė būsit. Nu. Ir atrodot gerai. Ir šiaip akiai maloniai iš visų kampų. Kur jūs skambinat, aš nesuprantu. Kaip tai kur? Taigi sakau, jums. Jūs taigi Zita? Nu. Tai va, aš čia savo bute kepyklėlę atidariau. Nu. Eikim prie reikalo. Noriu, kad jūs pas mane sausainius pardavinėtumėt. Oi, tak aš spaudoj dirbu. Žinokit, mano pasiūlymas geresnis, čia daugiau uždirbsit. Duosiu jums snieguolės kostiumą. O jūs eisit per butus ir pardavinėsit sausainius. Oi, ne, aš neturiu laiko, neturiu laiko iš vis. Pelną per pusę dalinsim. Ne, aš suprantu, bet aš neturiu laiko. O savaitgaliais? Ne, tai pas mus yra slenkantis grafikas. Ir aš nuo anksto ryto dirbu iki vėlaus vakaro, ir paskui aš turiu pailsėti, ne, kur jau. Ir burtų lasdelę duočiau. Ką jūs sakot? O lasdelė? Ne bet kokia. Kotelis paprastas. O galvutė? Auksinė. Visai kaip realiame gyvenime, suprantat? Viskas suprantama yra. Tai gal sutiksit? Ne. Klausykit, o gal kokią kitą kaimynką žinot, kuri irgi perspektyvi ant prekybos būtų? Nu... Iš mūsų čia kaimynkų, tai aš nežinau, negaliu pasakyti. Nu, ne. Gerai, nebekankinsiu jūsų. Čia Lalūna. Viskas aišku. Nepykite, jeigu sutrukdžiau. Ne, nieko. Gražios jums žiemos. Ate. Ačiū, iki.